Ar gali citrinos eterinis aliejus prisidėti prie blogojo cholesterolio parametrų sumažinimo? Aroma bendruomenėje turim labai daug pavyzdžių, kaip sumažinti blogojo cholesterolio parametrus. Pačiai medicinos darbuotojai buvo išrašyti vaistai nuo blogojo cholesterolio, kadangi patyriminiai pavyzdžiai atsisakė gerti vaistų ir įtraukė į savo rutiną citrinos eterinį aliejų. Nepraėjus nei 3 savaitėm, blogojo cholesterolio kiekis, kuris buvo virš 7, sugrįžo į 3,5. Paklausėte, ar lemon mažina cholesterolį? Netiesiogiai taip. Citrinos eterinis aliejus tiesiogiai neištirpdo cholesterolio, bet jis veikia per labai svarbius biocheminius kelius, kurie padeda mažėti LDL blogajam cholesteroliui ir gerėti bendram lipidų balansui. Tai pagrindinis mechanizmas – kepenų palaikymas. Tai citrinos eterinis aliejus stimuliuoja kepenų detoksikacinius fermentus, skatina tulžies gamybą ir nutekėjimą. Gausu limoneno D, o limonenas apsaugo ląsteles nuo DNR pažeidimų. Poveikis – mažina LDL oksidaciją, veikia antiuždegimiškai, palaiko normalų lipidų metabolizmą ir antioksidacinė apsauga kraujagyslėms, neutralizuoja laisvuosius radikalus, saugo kraujagyslių sieneles nuo pažeidimų. Blogasis cholesterolis ir jei per didelis kiekis įstringa kraujagyslių sienelėse, kas didina ir infarkto, ir insulto rizikas. Citrinos eterinis aliejus ne vaistas, bet puikus pagalbininkas kepenims, kraujagyslėms ir lipidų balansui. Jei nori 7 dienų plano cholesterolio balansui, komentuok noriu ir aš atsiųsiu tau 7 dienų aroma planą.